Not gonna lie, bro. Šiandien yra ta diena, kai negaliu sakyti, kad nenoriu sportuoti. Tokio dalyko nėra, kad nenoriu sportuoti. Bet tiesiog nuo savo įprasto laiko labai esu nutrūkęs. Dabar yra gal kokiam 7 valandom vėliau nei aš įprastai sportuoju. Tu perėsiu, ką dabar yra kokios 7 valandas vėliau nei aš esu įpratęs visada sportuoti. Kas yra didelis faktorius iš tikrųjų, bet time is ticking, man. Tiesiog negaliu sau leisti, prasme, skipinti treniruotę ir perskelt gal kitą dieną, kai būsiu, nežinau, geriau pasiruošęs, dar kažkas, adaptuojuos. Kas nutiko, tas nutiko, kad ir laikas yra vėlesnis, bet tai nekeičia realiai faktų, kad reikia ją padaryti. Ir viskas, būna ir taip pasitaiko. Ne visada yra tas geriausias laikas realiai sportuoti, tai va. Let's go. I'll seek you out, flay you alive. One more word and you won't survive. And I'm not scared of your stolen power. See right through you anyhow. I won't soothe your pain. I won't ease your strain. You'll be waiting in vain. I got nothing for you to gain. I'm taking it slow, feeding my flame, shoveling the cards of your game. And just in time, in the right place, suddenly I will play my ace. I won't soothe your pain. I won't ease your strain. You'll be waiting in vain. I got nothing for you to gain. Eyes on fire, your spine is so braced. Čia yra sunkiau nei varžybos, jaučiu kompyti. Norėsimas tiek žmonių, bet it's okay. Primena kažkiek netgi varžybų warm-up rūmą, jeigu tai yra didesnis varžybos ir tai yra daugiau žmonių, tai aš manau, all good. Vis tiek reikia tiesiog priprasti, kadangi esu pripratęs labiau prie to tokio ir mažiau žmonių tiesiog būna aplinkos, tokios ramesnės labiau, kur tikrai stimuliuojant labai daug žmonių, labai daug veiksmo realiai. Ir viskas bus šiaip realiai skvotai labai lengviau. Tai aš manau, jos pasidarysim tikrai be problemų ir viskas čia tiesiog pripratimo reikės. Tai va, su far dabar 107 kg štangus uždėti. Paskvadėsim dar 4 kartus ir viskas, eisim prie benčo.
Realiai žiauriai nemėgstu sportuoti tarp labai daug žmonių. Tas dalykas per produktyvumą kerta kažkiek net. Bet it's all fine. Prasme, kaip ir sakiau, prie visko galima priprasti. Ir prie visko reikia adaptuotis, nes vis tiek nebus taip niekada public gymuose, kad sportuosi vienas ir bus tau visas gymas ir visas gymo equipmentas laisvas. Taip nebūna. Vis tiek džiaugiuosi, kad turėjau galimybę pasportuoti, kad ir vėlesnis workoutas, bet vis tiek labai produktyviai pasidarė. Iš tikrųjų net neatsimenu, kada tokiu metu paskutinį kartą sportavau. Tikriausiai dar kai dirbau per 2 darbus ir su treniruotėm žiauriai buvo sunku ir kartais tekdavo tokio laiku sportuoti, bet prie visko priprantama. Ir jo, kaip ir sakau, prie visko reikia adaptuotis. Tai va, nepaisant to, visai geras workoutas. Su hantelių spaudimu pasidariau dar PR-ą, kem 8 kilus, paspaudžiu tokiu neutralesniu gripu, kuomet alkūnės yra arčiau kūno. Tai čia yra mano PR-as, kas yra žiauriai gerai. Tai va, to visa kita tai visai static, bet vis tiek, kaip tokiam poros metų, sakyčiau, tai visai tikrai gerai. Nesigavo daug dalykų nufilmuoti salėje, nes labai daug nepatenkintų žmonių buvo, bet aš irgi suprantu, dalina juos, kuomet esi filmuojamas kažkokio random bičo ir nežinai, kur ta filmuota medžiaga bus panaudota, tai taip irgi pusiau suprantu, pusiau ir norėčiau, kad galėčiau laisvai filmuoti ir niekas nesuprato, bet taip yra. Vis tiek reikia man atsiminti, kokiam klube esu sporto ir kad tai nėra mano privati teritorija, kur aš galėčiau filmuoti ir panašiai. Tai va, it's all good, tiesiog negalėjau jums visko parodyti, tai va tas gaila. Squatais jo turėjau 170, tai su 170 tos squatais pasidariau tikrai labai easy, gal kiek ta patinė dalis squato buvo tokia 50-50, man nelabai patiko, dar kažkiek atsinešiau nuovargio iš praeitos treniruotės, bet jo, viskas kaip ir normaliai, atsigausim, pamiegosim, gerai pavalgysim ir viskas bus gerai. Toliau su benchu aš manau, kad esam naujam lygiai, nes aš žinau tą pojūtį, kuomet tie svoriai, kur anksčiau keldavo kažkokį challenge, jie tampa tokie, jie gal vienodai jaučia sunkiai, bet tu net nesupranti, kaip greitai tu pajudinti tą štangą ir kaip greitai tu užlokautinį, pavyzdžiui, pilną tavo range of motion padarai, tai šitas dalykas yra insane. Tai su 102,5 turėjau top setą spaudimo, su kuriuo aš manau, kad puikiai susitvarkiau, dar pažiūrėsiu, kaip vizualiai tas dalykas atrodė, bet žiauriai fast buvo. Darant repsam tokį svorį, kažkada jau būdavo visai challenging. Dabar visai toks casual, sakyčiau, svoris. Tai vat labai geras, žodžiu, naujas lygis kažkoks pasiektas ant benčo, aišku, pasižiūrėsim, protestuosim, priartėdami prie tų didesnių svorių, pažiūrėsim, kaip tada jie jaučias, gal kažkas pasikeis, gal ne. Ir viskas. Tai vat iš šio workoutų tiek. Žinutė, ką galima išmokti, tai no matter what, padaryti tai, kas yra priskirta, nenutolt nuo plano, kuris yra suplanuotas. Jeigu tau pakankamai rūpi, tu pasidarysi, tu rasi kažkokį būdą tą dalyką pasidaryti, nes jis tau fucking rūpi. Tai va, iš mano pusės tiek, varau valgyti, varau miegot, nes nuovargis tikrai jau jaučias. Ir jo, susitiksim kitą kartą.